Šiandieną Riedis.lt komanda norėtų jums pristatyti bene universaliausius ir praktiškiausius elektrinius dviračius rinkoje. Tai Kulux BK6S 4.0 ir 3.0 modeliai. Šie dviračiai ne tik praktiški, bet ir nesikandžioja kainos atžvilgiu. Kainos yra itin prieinamos. Puikios specifikacijos, didelės baterijos, daug galios ir itin gera kaina. Tai Kulux elektriniai dviračiai. Abu šie dviračiai yra beveik vienodi savo dizainu ir išvaizda, tačiau skiriasi rėmo dydžiu, padangų dydžiu, gale, greičiu ir nuvažiuojamu atstumu. Tie, kas nori didesnio, pravažesnio ir galingesnio elektrinio dviračio, jiems skirtas BK6S 4.0 modelis. Tiem, kas ieško kompaktiškesnio, labiau miesto ir poilsiniam kelionėm pritaikyto dviračio, tiems skirtas BK6S 3.0 modelis. Lietuvos rinkoje žmonės labai pamėgo štai tokios V formos dviračius. Jais naudotis itin paprasta, lengva užlipti ir patogu važiuoti. Tokie dviračiai kaip Engve L20 itin populiarūs, tačiau jie turėjo du trūkumus palyginus su šiais Kulux modeliais. Panašus dviračiai dažniausiai būna nesulankstomi ir jų kainos yra kiek didesnės. Tuo tarpu šie Kulux modeliai yra pilnai sulankstomi ir juos galite įsigyti už itin gerą kainą. Pašnekėkime apie šių modelių specifikacijas ir privalumus. Mažasis 3.0 modelis turi 36 V 13 Ah bateriją, su kuria galėsite įveikti iki 60 km. Elektrinį dviratį varo 350 W variklis, kuris pasiekia maksimalę 500 W galią ir jo dėka dviratis pasiekia 35 km/h greitį. Pats dviratis yra lengvas, sveria vos 25 kg. Dviratis turi 20 colių aukščio ir 3 colių pločio padangas, tad važiuoti su juo bus minkšta ir saugu. Nebaisu, jeigu pasitaikys smėlis ar žvyras kelyje. Elektrinis dviratis turi diskinius stabdžius tiek priekyje, tiek gale, tvirtinimus priekiniai bagažiniai, galiniai bagažiniai, ant kurios galėsite prikabinti norimus daiktus. Sulankstomai reguliuojama aukščio vairą, itin minkštą sėdynę su amortizatoriumi, gazo rankenėlę, patikimą LCD displėjų, priekinius ir galinius žibintus, o pati baterija turi naudingą funkciją. Paspaudžiate mygtuką ant baterijos ir matote baterijos įkrovos lygį. Didysis 4.0 modelis turi 750 W variklį, kuris pasiekia 1000 W pikinę galią. Variklio dėka elektrinis dviratis gali pasiekti 45 km/h greitį. 4.0 versija turi 48 V 13 Ah bateriją, kuri jums leis nuvažiuoti iki 90 km atstumą vienu įkrovimu. Savaime suprantama, tai priklausys nuo to, kiek ir kaip minsite, kiek gazo rankenėlės naudosite. Pats dviratis sveria 34 kg. Šis didesnis BK6S modelis turi 20 colių aukščio ir 4 colių pločio padangas, tad juo galėsite važiuoti per įvairiausias bekelės dangas ar net smėlį. Šnekant apie papildomus privalumus, dviratyje rasite diskinius stabdžius su dideliais stabdžių diskais. Dviratyje yra galinė bagažinė, tvirtinimai priekiniai bagažiniai, itin minkšta ir didelė sėdynė, priekinis hidraulinis amortizatorius, skambutis, patikimas displėjus, 7 bėgių Shimano pavarų sistema, gazo rankenėlė, priekinis žibintas, galinis žibintas, sulankstomas ir reguliuojamas vairas. Baterija taip pat turi įkrovos patikrinimo funkciją. Tai yra tikrai funkcionalus ir komfortiškas dviratis. Tai buvo elektriniai dviračiai Kulux BK6S 4.0 ir 3.0. Šios dviračius turime vietoje savo elektrinio transporto salone Kalvarijų gatvė 269 Vilnius. Tad norintiems juos išbandyti gyvai, kviečiame užsukti į mūsų elektrinio transporto saloną arba tiesiog įsigyti internetu www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.